styling dalys BMW ir kitiems vokiškiems automobiliams. Greitas pristatymas iš sandėlio Lietuvoje. Tuning.lt. Iš pradžių mes vežam šitą aparatą, nes mes jau padarėm pagaliau apkatkę. Pažiūrėk į šitą grožį. Bet mes nenupirkom dar šitam aparatui, bet aš turiu savo atsidėjęs vienam automobiliui. Tai aš jums parodysiu. Mes jos dabar ir uždėsim. Pastebėjimų kažkokių daugiau buvo, nebuvo. Tai ką, pastebėjimai tik tokie, kad trūko greičio. Nu, bet čia patirties jau reikia turėti, važiuoti su tokiu. Ir nulūžo viskas. Galinės pagalvės buvo nulaužytos iškart, o priekinės aš įsivaizduoju su tada, kai važiavo šitie pacanai, kur pavogė mano makaną. Opa! Nu ką, chebra, šiandien mes dirbsim, kaip visada mes dirbsim. Planas toks, iš pradžių mes vežam šitą aparatą, nes mes jau padarėm pagaliau apkatkę. Labai sunkiai man sekasi sukti tos kilometrus, bet mes prisukom. Ir mes jau galim vežti jį, padaryti aptarnavimus ir nuimti. Ką nuimti? Ribotuvą. Ribotuvą, nes tik šiam kilometrų mes galėjom važiuoti, tai dėl to ir taip sunkiai sukosi tie kilometrai. Tai viskas, tada mes grįžtam į garažą ir damušim F30. Tikrai taip. Čia jau mažai kas jam ir liko. Stiklą atsiminime sudaužim. Andrei, efektą. Bukas skyrius. Seniai, aš netokių efektų norėjau. Kaip sudaužėm, taip ir pakeitėm. Viskas, ledinis. O žmonės klausia, kam sudaužėm, nes jis buvo šiek tiek skylės, nu, hebra. Kažkas prastai žiūrėjo, nulipdyk ten. Mesgi šiaip nedaužom. Taip. Opa. Ir taip pat ateik čia, aš tau parodysiu apdailas. Taip, mes užpraeitą kartą paėmėm apdailas ir jos buvo juodos spalvos. Atsimeni? Atsimenu. Aš užsimaniau pagražinti ir nudažiau raudoną spalvą. Nes aš nusprendžiau, kad bus gražiau. O pažiūrėk, kaip lypą mes nuspalvinam. Juoda. Oi, atsiprašau, jau tai kapotą reikės dažyti. Klaikus, matai, mes palikam juodus, o apačią nudažėm raudoną. O davai, aš iškart pridėsiu ir pažiūrėsim. Opa! Kitas reikalas. Gražu. Žiauriai. Ir taip pat slenksis irgi bus, aš manau, į temą raudonos spalvos. Aišku, lipduką šitą šoninį mes šūdiną karboninį nuklijuosim ir išklijuosim matinius, kurie ir turi būti pagal standartą performance. Opa, nu o taip, kažkaip taip. Gražu? Gražu. Gražu, sutinku. O ką mes dar čia turim? Ką mes dar turim? Ai, pažiūrėk. Ahuijus ar ne? Salonė gerai žiūrėsis. Prie raudonas mašinas, raudoni diržai. Čia pats maloniausias darbas, kai jau tiesiog gražini, dėlioja vyšnaitės. Puk, puk, puk. Bet ne ant torto. Kodėl ne? Todėl, kad čia mašina. Čiagi mūsų tortas. Nu, tebūnė. Gerai, ir prie to pačio mes dar užlėksim, paimsim salono apdailas ir apsiūtą vairą. Blet, gražiai žiūrėsis. Diržai raudoni, alkantara apdailos, vairiukas apsiūtas, kombinuotas alkantara su oda ir raudona juostelė. Karočią, aš jau noriu kuo greičiau paimti tas visas detalės ir sumest į tačką. Aš noriu vairą labai pamatyti. Gražus vairas, pamatysit. Gerai, ką, davai, aš manau, kraunam keturatį. Aš jau priekavą paruošęs, kabiną prie Land Roverio.
ir viskas, ir vežam aptarnavimus. Greit susisukam, hop, hop, mieste pasijimam, ko mums reikia ir grįžtam į garažą. Reikia dirbti. Reikia dirbti, nes aš jau noriu pabaigti šitus visus projektus, kurie pas mus yra garaže. Tai yra F10 jau beveik paruoštas, damuštas, nu ten smulkmenos liko. F30 mes jau šitam epizodė, aš manau, damušim. Liks ten poliravimas, koks nors cheminis. Aš įsitikinęs, mes turim damušti. Ir Porsche'as. Porsche'as laukia stovi. Einam, aš tau parodysiu. Jis ką tik atvažiavo iš Porsche centro. Ten reikėjo man kai ką patvarkyti. Gal kažkada padarysiu epizodą apie Porsche ir plačiau pasakosiu. Bet einam parodysim, aš manau, daug kas jau nori pamatyti tą aparatą. Nes, nu ką, stovys pas mane garaže, aš negaliu jį pabaigti. Arba nėra nuotaikos jam laiko skirti, arba tiesiog noro nėra, arba laiko nėra, nežinau. Bet, karočiui, jau gražiai atrodo, ateikite. Pažiūrėk į šitą grožį. Nu, pažiūrėk jau, kaip tas makančikas atrodo. Raidelės priklijavo man. Ir aišku, ant BMW ratlankių seniai. O kodėl ant BMW ratlankių? Nes originalius mes nuvežėm nudažyti juodą spalvą. Pas mane buvo sidabras, nu aš pagalvojau, davai nudažysim juodai ir labai gražiai derins. Gražus makanas bus, ne? Tikrai taip. O kodėl jisai buvo Porsche centre? Nes pas mus buvo problema su pagalvėm. Gulėjo Porsche'as ant pilvo ir mes tiesiog negalėjom jį pakelt. O kodėl negalėjom pakelt? Kaip tu manai? Tavo spėjimas. Kame problem buvo? Karočią buvo visom 4 paduškom, įsivaizduoji? Dabar jau įsivaizduoju. Kaip gali būti visom iš 4 paduškom? Aš nežinau, bet aš jums papasakosiu. Galinės 2, kai mes kėlėm ant pakėlėjo ir nuleidinėjom, ten yra tokie pirštukai. Tas pirštukas nepataikė į skylutę, va tai va, nepataikė. Ir nulūžo, viskas. Galinės pagalvės buvo nulaužytos iškart, o priekinės aš įsivaizduoju su tada, kai važiavo šitie pacanai, kur pavogė mano makaną. Tai va, bet jau paduškos sutvarkytos, viskas, prie jo irgi prieisim. Aš dar turiu klausimą. Davai. O nulūžo pirštukas ar skylutė? O kaip gali nulūžti skylutę, seniai? Pirštukas sulūžo. Aš čia nuotrauką pridėsiu, kaip atrodo galinė pagalvė su nulūžusiu pirštuku. Opa, va taip. Gerai, davai mažiau šnekam. Land Roveris jau paruoštas. Priekaba irgi stovi. Šoku į keturatį ir vežam. Ir važiuojam į miestą padaryti visų darbų ir grįšim. Ir pradėsim dirbti. O, Andrėjai milimetron. Klausyk, dar viena problema, aš neturiu trapų. Kaip mes užvažiuosim su keturačiu? Tugi vakar salėje buvai. Tai ką čia reiškia? Reiškia, kad užkelsim. Nu, supratau, gerai, pažiūrėsim. Nu ką čia važiuonėjom? Liuchai. O, girdėjau tą garsą. Čik! Žinai, ką aš dar galvoju, galim palėtės sudėti ir per palėtės užvažiuoti, ne? Nu, irgi variantas. Pafilmuosim, hebrai, kaip užvažiuoji? Pafilmuosim, aišku, gal failas bus koks nors. Andrėjus apsivers su keturačiu. Blia, rezėtė netinka. Dar. Važiuosim be rezėtės. Gerai, aš tada apsisuku, pastatau ir tada įlim. Andrėjai furistas! Oi, makaną biškį pakoreguosim. Tarpus palyginsim. Va, palėtis yra viskas. Dedam ir važiuojam. Sužinosim.
Porą žodžių ant kameros, porą žodžių. Seniai, ką aš to pasakysiu? Kaip jums sekėsi nešiuoti šitos akmenys? O, nu, o taip. Mes užvažiuosim iš pirmo karto. O taip, vat vieną kartą į salę nuėjo ir jau... Pačiupinėk. Supratai? Supratau. Palauk, nerodyk, aš numeris nuims. Aš galvojau, bicukos nerodyt. Nėra ten ką rodyk. Ir taip pusę ekrano uždengia. Davai. Važiuojam? Važiuojam. Beveik. Nu kaip ten, su galva nezacipil? Viskas gerai, Andrei Vandalas jūsų paslaugom. Vandalas. A ką čia darai? Operatorė, ateik čia. Žodžiu, sutikau draugelį, sako, kad šito Merso rida originaliai ir nesukta. Sako, 200 tūkstančių pravažiavo. Pažiūrėk į vairą. Aha. Nu toks biški pagyšiotas. Kaip ir vairuotojas. 2007 metų mašina, 200 prabėgas. Ar gali būti toks? Kaip tu manai? Nu gal jau nebelabai. Aš manau, davai pasitikrinam Car Vertical ir pažiūrėsim. Nes mes su juo susilažinom, kad čia netikra rida. Davai, aš išimsiu ataskaitą ir pažiūrėsim. Nu ir ką mes turim? Mersas, ML-as, kur mūsų rida. Opa, 300 tūkstančių. Tai kur dingo 100 tūkstančių kilometrų? Važiavo atbulai. Tai ką, čia mums pasitaiko mėgėjai, kurie atbulom mėgsta važiuoti, ar kaip čia Taip, gaunasi? visi čia taip. Bet užtat automobilis nebuvo daužtas. Pažiūrėk, problemų nerasta. Nors viena gera naujiena. Tai chebra, visada reikia tikrinti mašiną prieš perkant. Pasinaudokit nuolaidos kodu DRON ir jūs gaunat 20% nuolaidų. Ir galėsit lažintis, kad pas jūs rida tikra. O mes važiuojam. Sveikas, Andrėjau. Nu ką, padarėme parkatkę ir atvežėm aptarnavimą. Labai gerai. Tai kaip tie pirmi 300 km? Tikrai taip. Nu, šiek tiek mažiau, bet pavargau aš daryti tą apkatkę, nes, nu, tipo, iki šiam greičiu tik tais galim įsivystyti. Aha. Nieko, to darysim mes. Važiuotų greičiau. Ir aš manau, reikia gal apsaugas sudėti ar apačioj. Taip, tai aš manau, galima apsaugas, šildomas rankenas, ne? Nu, taip jau. Nes biškai pašalo, ne? Nu, jo. Ir tokių šalčių nebuvo, bet rankom šalta buvo. Tai viskas tvarko, tai galėsim pažiūrėsim, ar gal priekinį lanką kažką tai nu, bamperiukus turėjau minėti. Bamperius, taip. Apsaugas. Taip. O, būtų gerai, nes kai per krūmus važiuoja, gaila tos plastikus naujus draskyti. Tikrai taip. Tai ką, tada kraunamės ir stūmim į servizą. Žinai, kaip mes užkrovėm pas save? Ne. Porą palėčių padėjom ir taip užvežinėjom. Nes, nu, neturėjom tokių dalykų. Geras dalykas iš tikrųjų. Bet šiaip, iš tikrųjų, labai gerai gavosi ant palėčių. Iš pirmo karto. Nu kaip iš pirmo karto? Pirmas kartas palėtis nuvažiavo po priekabą, tada mes padėjom plytą ir važiavom. Mes pamatysim, kaip su palėtėm gerai kraunasi, ne? Taip, pamatysim.
Tai ką, pastebėjimai tik tokie, kad trūko greičio. Išsprendžiamas veiklas. Nu tai viskas, nuimam ribotuvą ir važiuojam. Labai gerai. Aš žiūriu, pas jūs dar vienas gražuolis čia stovi. O, naujiena iš tikrųjų pas mus yra litras mūdas. Einam pažiūrėti. Davai, padėsim. Naujiena mūsų yra mūdas. Kaip toks gražuolis? Neblogai atrodo, ką? O davai palauk, aš iškart privarysiu, pažiūrėsim, palyginsim. Davai. Ar didelis skirtumas ar ne? Nemoku važiuoti jau. A, nebevažiuoja. Kairė ranka gal stabdis šaltas, ne? Rankinis užspaustas, aš važiuoju. Žiūrėjau skirtumus, ne? Padangėlės. Geras aparatas. Atsisės. Čia nuliovas? Taip. Rakčiukas yra. Tai ką, gal galima pravažiuoti? Tai aišku, užsidedam šalmą ir važiuojam. Mielą malonu. Bet nebus taip, kad aš pravažiuosiu su šituo ir nebenorėsiu sėsti ant 8.5. Nu, nežinau, pasižiūrim. Nu davai, duokit dedam šalmą ir važiuojam. Pažiūrėsim. Normaliai atvažiavam padaryti aptarnavimą ir toj išbandysim mūdą. Litrinis čia. Nori pralėkti? Bandysim. Davai. Iš galo sėsi, ai čia sėdinės nėra. Ar yra? Ar čia sėdinė? Nėra, čia bagažinė. Blet, šias šikna kišna. Teks. Vėl tai ką, jeigu aš norėsiu kažką pavežti, viskas. Bet aš manau, kai į balą lendi, galia geriau nieko nesudinta, ne? Nepajausi kaip pamės. Nes jeigu galia kažkas sėdės, bala bus po tavim, blet. Gal keičiam į šitą? Tuoj sužinosim, kaip pravažiuosim. Gal pasikeist, a? Gerai, aš davai ratuką greit pralėksiu. With no
Nu ir kaip, Andrėjau? Nu ką aš galiu pasakyti, geras aparatas. Nu bet čia patirties jau reikia turėti, važiuoti su tokiu. Taip, litras naujiena mūsų, tai vat kas norite, galite tik pas mus, jau priimam užsakymus. Nu, aš ne profas, bet šiaip aparatas gąsdinantis. Reikia priprast, tikrai priprast reikia. Smagu. Smagu tikrai. Operatoriau nori pralėkti? Galėsiu pralėkti. Gerai. Tai dar klausimas, taip pat, kas neturi patirties, nu, kažkokį silpnesnį turitgi? Be abejo, galėsim žiūrėti pažiūrėsim. Nu tai va. Einam dar prie to pačio parodom ir tada operatorius galės pakaifuoti su šito aparatu. Gerą akciją 4,50. Yra 200 eurų nuolaida, dabar kainuoja 5,990 ir jūs gaunate dar daiktadėžę dovanų. Tai va, normaliai, galės vežioti dar daiktus. Taip. Bet pagal dydžius jie panašus, ne? Ar šiek tiek mažesnis? Tai čia yra 500, čia yra tas 400, dydis tas pats. Tai kad ne tik profams yra, galima ir mėgėjams įsigyti. Tikrai taip. Gerai, ką, aš manau, paliekam mūsų aparatą aptarnavimui. Ir trečiadienį susitiksim. Tai padaryta. Kitam epizode pasiimsim su upgrade'u mūsų keturatį. Gerai, važiuojam. Nu ką, geri aparatai, ne? Geri aparatai, man patiko. Fainai ištrūkti iš garažo. Jo. O gal būtų fainai ištrūkti iš Lietuvos? Nu, pažiūrėsim, paplanuosim gal kažką. Kol kas mes nieko nesakysim, ką čia jau visas kortas ant stalo dėliota, ne? Nu taip, aš turėjau omeny pailsėt. Nu tai aš irgi apie tai. O, nu gerai, kad mes supratom viens kitą. Niekas nežino apie kągi mes. Nu tai kaip tavo aparatas naujasis? Bulti pahunas. Bet čia grinai jau į pelkės. Per upę pralėkti, per ežerą, nežinau kur. Karočią, kas mėgsta į pelkės važiuoti, grinai, kad jau panardint mocą iki galvos, tai šitas aparatas jums, skirtas jums, jau paruoštas su padangom, su visko. Tai šiaip geras aparatas. Ir dar minėjo, kad galima leasingų įsigyti. Nu jo, čia tas tai geras. Gerai, ką, mes važiuojam toliau, davai, darbų pas mus daug, tai, nu, žinai, atsipalaidavom biškį ir lekiam toliau. O mes važiuojam paimti mūsų gražiųjų apdailų. Ir ką mes turim, pažiūrėk. Aš jau išpakavau, čia buvo viskas gražiai supakuota. Nu, aš jau matau. Išdrakoninau čia va viskas. Nesulaukiai, norėjai vienas pažiūrėti. Pažiūrėk, kaip gražu, kaip miela malonu. Limited edition, ką tu galvoji. Čia centrinė, čia prie bėgių. Chromo nebeliko, viskas kur buvo chromas, viską padarė mum juodai. Super. Dėkliuką, nori pamatyti mano? Ai, točnai. Pažiūrėk. Oi, koks gražus, klausyk. Handmade, aš pats padariau. Ir taip pat aš sulaukiau daug žinučių, žmonės klausia, kur darėjai. Tai iškart čia palieku kontaktą, užrašykit, chebra, pasidalinsiu ir tiesiog ne visada aš galiu atrašyti, nepykit. Tai va čia jau gali tą numeriuką išsaugoti, ateičiai turėsit. Ten jums padarys ir alkantarą, ir karboną, ir ką norit, ir dėkliuką, jeigu norit, galit ir ranką užkarboninti. Dabar važiuojam, dar pakeliui paimsim vairą. Nu ką, vairą nori pamatyti? Pažiūrėk, koks grožis. Opa.
Ajajajai. Patinka man. Mes jau iš karto uždėjom juodą apdailą, nes jį buvo sidabrinė. Ir begas irgi yra. Mėla malonu. Taip, už vairo apsiuvimą iš karto pridedam čia 100 eurų. Taip, toliau pas mus eina apdailos salonė. Tai už jas visas sumokėjom, plus čia papildomai buvo porankis, pajodinimai visų šitų detalių. 2400. Ką? 2400? Normaliai tu čia sumokėjai. Jau norėjau iškiek apgauti ir padidinti biudžetą. 240 eurų. Už visą setuką. Alkantarinimas su porankiu, pajodinimu, rankinos papildomai dar buvo. Gerai, kas dar? Dažymas. Dažymas va šitų visų performance papildomų detalių. Jos dažniausiai eina juodos, bet šitam aparatui aš nusprendžiau pakeisti spalvą. Tai už dažymą sumokėjome mes 160 eurų. Tai buvo šoniniai poslinkščiai ir lipukas. Tada dar diržai pas mus. Pagrindinis grožis, kuris duos visą vaizdą salonę, ne? Taip, sekundėlę. Aha, palauk žmogus. Gerai, už diržus mes sumokėjom 200 eurų ir čia bus 5 diržai. Gale 3 ir kairė dešinė keleivis vairuotojas. Diržui mes pakeitėm spalvą, jisai buvo juodas, o mums dabar padarė raudoną. Tai ką, aš manau, mes nuo diržų ir pradėsim. Nes, kad diržus visus nuimt, skaityk, pusę salono reikia išardyti. Tai gali pasižiūrėti, koks dabar bardakas mašinai. Ypač gale. Matai, ne? Matau. Tai va. Tai dabar iškart sumetam diržus ir tada pereisim prie apdailų. Viskas, dedam kamerą ir važiuojam dirbti. Diržai sudėti, pažiūrėk, iškart vaizdas kitoks. Linksmiau mašinai pasidarė. Nu tai kėlė kitas, tokiais diržais. Gerai, dabar mes sumesim apdailas. Sumesim apdailas ir tada jau žiūrėsim bendrą vaizdą. Gerai, šoko šių mašiną. Opa! Klausyk, tai gal tau maišą reikėjo pasiimti iš karto? Turbūt maišą arba dėžę reikėjo. Nu, apdailas maišę nešiot. Nu ką, aš manau, mašiną mes dabar pabranginsim ant porą štukų kaip minimum. Nu taip pat. Nu tikrai gražiai atrodys, aš jau matau. Nu tikrai, man jau labiau patinka negu karbonas. Nu jaukiau, šiaip jaukumą tokį sudaro tas Alcantara, ta medžiaga tokia. Šiaip tikrai, aš manau, daug kas dabar ir pradės ją savo tačkas dėlioti. Nu, aš iš tikrųjų galvojau, kad jinai prasčiau atrodys. Bet kažkaip fainai, čia tinka visai. Ir jaukiau gal net. Kaip hatoje, ne? Kaip hatoje. Kilimo trūksta tik tai. Kilimas ant sienos. Pas tavai yra kilimas ant sienos? Nėra. Bet gal kada bus? Bus. This was up in my ignorance. Still don't feel a tear. Ex want me to see
greitis. Yra. Ir paskutinė detalė. Vairiukas. Seni, vakar naktį dingo porą vairų? Nežinau, dingo ar ne, bet mes jau jį senai nupirkom. Nu suriukas. Nes žiūriu, tau čia taip gerai sekasi. Šitam momente mes patylėsim gerai. Nu. Ne, seni, tokie gražus vakar nedingo. Ne veltui čia paskutinė detalė, kurią mes dedame į saloną, nes šitą detalė gražiausias. Gražiausias tikrai. Kur varštas, blėt? Vėl aš prašau varštan. Opa! Ir airbagas. Važiuojam. Voila! Ir ką mes turime? Mes turime vieną saloną. Aš manau, išorė neblogai gavosi. O, išorė, vidus. Reiškės, ir išorė neblogai gausis. Taip, taip. Tai gerai. Dabar pereinam prie išorės. Ko mums reikia? Aš neminėjau, mes lipdukus užklijavom seniai. Apačia, pas mus buvo ten kažkokie karboniniai šaudiniai. Tai atvažiavo žmogus, nuėmė tos, užklijavo šitos. Tai sumokėjom mes 5 eurus. Opa, tai dabar čia mes dar uždėsim poslenkstį mūsų dažytą, priekinį lipuką ir pakeisim spoilerį. Aš jau minėjau, kad raudonos spalvos man nepatinka. Tai čia užmesim juodą. O jeigu tau nepatinka, reiškės mes jį lupsim. Taip, lupsim spoilerį ir dar kažką atlupsim. O taip. Kas nepatiks, na. Viskas, davai, aš statau ant keltuvėlio, keliam, nupjausim spoileriuką, nu ir visus tus kitus dalykus. Ir aš manau, išlėksim į miestą nuplaut mašinos. Ir taip pat čia bus mūsų pirmas išvažiavimas. Nu kaip, mes jau iš garažų buvom išvažiavę, bet jau į miestą lėksim. Davai, dirbam. Andrei Rėmas. Andrei Rėmas, mesgi nepaskaičiavom performansų, seniai. O taip pat. Davai, viskas sudedam ir susumuojam. Taip, gerai. Dar spoilerį to įdėšiu. Viskas. Dabar viską turim. Pažiūrėk, kokį spoilerį mes užmesim. Juoda, blizgų. Raketa bus, ne mašina, raketa, seniai. O taip. Taip, gerai, spoileris. Jeigu aš neklystu, 5 eurų, poslenkščiai 100, mes tik pridėjom dažymą. Pačio performanso detalių mes nepridėjom. Tai pridedam 5, 100 ir 80. O šitas jau lipas su pastiprinimu. O, iš apačios, matai? Nes parsiduoda kartais be vidinės plasmasės tos stiprios. Tai va, tai mūsų visada gelbė Tuning LT, mūsų partneriai. Taip pat mes šitas detalės ten ir pirkom. Kokį čia sumą gavosi, seniai? Taip, 100, 5, manęs matematika nelabai gerai. Ir aš tom sakiau, ne? Tai čia gaunasi 230. Teisingai? Taip. Teisingai. Ir mes taip pat dar turim nuolaidą su kodu Miela Malonu, taip pat ir jūs gaunat tą nuolaidą, chebra, nepamirštam. Viskas, beveik 30 eurų išsaugojom, tai 200 eurų pridedam. Zinks. O
pradėsim mes nuo priekinio lipuko. Ir chebra, taip pat, kas norit irgi savo užsidėti performansą, namų sąlygom tikrai galima tai padaryti, nieko čia sudėtingo nėra. Aišku, geriausia dirbti su plastiku tada, kai pliusinė temperatūra laukia, jisai tada šiek tiek minkštesnis ir paprasčiau jums dirbti su juo. Čia viskas paprasta, nuriebalinam, dvipusė, arba aš dažniausiai darau su stiklo klijais, porą taškiukų, kad geriau laikytų prie šitų vietų. Bet kai jūs nuiminėsit, jeigu jūs planuosit nuimti, tada jau bus sunkiau su stiklo klijais. Tai dabar šitą momentą mes užklijavom dvipusę. Tai va, dabar nuriebalinam viską, užklijuojam ir prisukom varžtukais. Viskas paprasta. Važiuojam ir tada mes grįšim prie slenkščio. Bum. Eina samarėzai, seniai. Chebra, tutorial kaip spoilerius nerodysiu. Nes pas draugelį jau irgi spoilerį. Ne karvės kainuoja, važiuojate Tuning LT ir perkat, va, už tram, už 5 eurų spoilerių yra. O mes ką, mes jau nulupom, nuėmėm spoileriuką. Ką, reikia tada panaikinti dvipusę. Turim tokį ratuką ir viskas. Dirbam, drožiam, paruošiam vietą ir klijuojam naują. Nu, aš kadangi visada mėgstu ant stiklo klijų, kad nieks neatlūktų. Tai mes dėsim. Pamatuojam. Yra. Su meilė daro mašiną. Nu ką, kitas vaizdas? Nes kažkokį čia bumerangą uždėjo, nesąmoningą, ne? Nu, kažkaip tai. Dabar tvarkingas spoileris, pasižiūrėk. Ir jau ta spalva pats tas. Juodų linijų reikia šitam kėbului. Prie raudonas mašinytės super. Jo. Nu ir ką, mums trūksta vienos detalės, be kurios mes negalim išvažiuoti, seniai. Žinai kokios? Paspėliok. Ratlankio. Iš kur tu žinai? Nes šitie labai baisiai atrodo. Taip, čia nesąmonė, čia nėra tai... Su tokiais į lauką gėda važiuoti. Taip, bet mes nenupirkom dar šitam aparatui. Bet aš turiu savo atsidėjęs vienam automobiliui. Tai aš jums parodysiu. Mes juos dabar ir uždėsim. Opa, 20-kės, kaip? Nu super! Kaip toks grožis? Ledas, gražu šitie. Ne, nu jeigu kažkas norės pirkti, tai juos paliksim. Bet šiaip mes planuojam uždėti 19, kadangi žieminės padangos pas mus 19 liko, tai ieškosim 19. Bet hebra, jeigu kažkas planuosit pirkti mašiną, tai galėsit parašyti, mes paliksim šitos ratus. O dabar ką, sumetam ratukus ir važiuojam. Nuplausim mašiniuką ir pažiūrėsim bendrą vaizdą, kaip jis atrodo. Dirbam.
aparatas? Nu, žinok, labai gerai. Nu, šitie ratukai tai čia puikiai tinka. Tinka? Tinka ir patinka. Geras aparatas? Nu, malonu pasižiūrėti. Andrėjaus reakcija. Andrėjas, kaip visada, be reakcijos. Andrėjaus reakcija 360. Nu ką, tinka ir patinka? Ratukai įtiem, aš manau, lipukai. Gerai, kad mes juos nudažėm. Kaip tau? Tikrai manau, gerai. Tinka. Tikrai Nes pavyzdžiui, tinka. va šitas trečiukas aš specialiai čia pastačiau, pažiūrėk. Šita spalva tamsesnė, bet galėjom ir jam šiaip nudažyti poslenkščius į spalvą mašinas, kitaip atrodytų. Bet sueis. Viskas čia gerai. Čia tamsi spalva. Nu, gražu žiūrėt. Ką čia, Andrėjai trečiukas ar kaip čia pas mane? Du trečiukai stovi. Andrėj F30. Hebra, jeigu kam reikia, šitas irgi parsiduoda 2 štukų. 9 ridos. Bet čia netoks šustras kaip raudonas. Mes kakį dar į saloną. Nu kaifas. Kaifas akim. Gerai, davai, aš persirengiu ir važiuojam į miestą. Padarysim porą gerų kadrų ir užpilsim kūro, nes nulis. Gal net ir mašiną išplausim. Ne, tai mes ir važiuojam plaut mašiną, seniau. O taip pat. Kad jinai blizgėtų. Kaip tu šiandien. Gali būt, nežinau, nemačiau savęs. Kas čia per direktorius? Aš dirbu prie kompo, seniai. O taip pat. Žodžiu, žaisim šiandien mašiniuką. Pažiūrėk, BMW 4CAM, labai gražus aparatas. Matai? Matau. Smūgis į kairę pusę, tai sparnas keitimų, durelės, bamperis, išmušta pakaba. Kas dar? Salonė ir begas išpokšėja, gražus salonas. Gražus. Ką mes čia turim? Nu ir kapotas su fara. Ir sparnas. Taip, irgi gražus. Šiaip šitie aparatai gerai parsiduoda Vokietijoje, tai F-serija gerai eina. Tai va, todėl mes dabar ją ir pažaisim. Current bid dabar yra 7 štukas 600 baksų. Mes planuojam sužaisti iki 8,5. Jeigu mes laimėsim, čia bus tikrai gera kaina. O, pažiūrėk, asistentai yra. Ir komplektacija nebloga visai. Bet svarbiausia mums nebidint daugiau 8,5. Nes visada tas žaidimas, statymai kaip kazino. Pradėjai statyti ir viskas. Va, ant lapelio parašysim 8,5 ir nedaugiau. Nes aš save žinau. 8,5. Viskas, baksų. Jeigu bus daugiau, uždaryk laptopą, gerai? Gerai. Vsio, laukiam aukciono, toj bus ir galėsim žaisti. O kaip ta mašina atvažiuos į Lietuvą, jeigu laimėsim? Mes dirbam su BitPro. Hebrai tiesiog duosi pinigus ir viskas. Ir mašina atvažiuos tavo į kiemą. Nereikia tau rūpintis nei muitais, nei kaip ten po Ameriką pristatyti iki konteinerio ir pakrovimo. Žodžiu, sumokėsim babkės ir viską pristatys. Ir taip pat gali atsakyti jūsų visus durnus klausimus. Hebra nepyksta ir jums atsako, kad jums būtų aiškiau. Tai viskas, laukiam tada aukciono ir mes jau greit žaisim mūsų aparatą. Nu ką, žaidžiam. Opa, mūsų, važiuojam! Kažkaip čia greit statymai vyksta. Liu, stabdykit. 8,5. Viskas. Nu, aš nesitikėjau, kad tai pripidins kažkaip. Kažkodėl mano statymai buvo, kad bus 8,5. Bet kažkam labiau jos reikia, ne? 9. Nu, iki 10 dais. Nu, 10 čia jau nemažai, žinok. Vietoj tada Lietuvoje jau ta mašina atsistos kažkur. Jeigu už 10 laimėm 15-16, dar surink, nu tai 2,4 kokie, jau 2,5, tai ką su ją daryti? Aš planavau iki 2 ją surinkti. Nu. Davai, jau pasiimkit tą mašiną. Man nesigavo. Žiūrėk, dar nesibaigė. Gal pastatom? Ne, gal nestatom. Ką mes darysim už 10 štukų su ją? Nu, bet variantas geras buvo. Buvo. Bet kaina pasikėlė ir jau čia negeras variantas. Gal kam nors dar jos reikia? Nu. Nu ką, šį kartą mums nepasisekė. Bet nieko baisaus. Amerikoje mašinų labai daug, tai pasirinkimas didelis. Hebra, ir jeigu jūs norit pirkti automobilį iš Amerikos, tai drąsiai kreipkitės į BitPro, jie jums padės.
Chebra patikima, galima dirbti. Ir taip pat followinam jų Instagramą, ten jūs galite pamatyti iškart jau nupirktus variantus. Ir jums nereikės medžioti. Viskas, o mes važiuojam. Pizd, kaip atrodo. Patinka? Patinka. Perki? Norėčiau. Parduota. Nu. Gerai, šok, važiuojam. A tu nieko nepaviršai? Ką? Numerius. Na, po... Nu jo, šiaip rėmelį uždėti, tai ką? Ašgi sakiau, su mano rėmeliais galim važiuoti be numerių. Teisingai važiuoju. Nu ką, operator? Sakai, FPV dronų reikia? Aš manau, reikia išmokti iš pradžių paprastų dronų vairuoti. Nu ką, mūsų sjomkė baigėsi? Aš taip suprantu. Nu taip išeina. Supratau. Nu davai, bandom, gal dar gausis kažką. Nu ką, gaunasi kažkas? Kažkas gaunasi. Tai pirksim FPV ar ne? Pirksim paliubomų. Supratau. Viskas. Nu gerai, gal dar gausis kadrų padaryti. A few moments later. Nu ką, davažiavam, aš jau galvoju, mes nedavažiuosim, seniai, pažiūrėk, Randžas pas mane kaip visada. Andrėjas važinėja su nuliu. Nežinau, ar matosi, tu matai, ar matosi. Matosi, viskas gerai, nulis. Visi ir taip žino, kad su nuliu. Tai ką, kaip tik ant tuščio bako mums reikia įpilti šitą priedą. Nuo hado mes turim kuro sistemos valiklis. Dažniausiai, kai jūs vairuojat labai ramiai, paprastų režimų, kuro sistemoje susidaro nuosėdos. Tai kad Chebra patariu jums, kas 5000 km įpilti šitą klinerį, kad jūsų sistema būtų apsaugota ir išvalyta nuo tų nuosėdų. Tai mes tą dabar ir padarysim. Pas mus kaip tik tuščias bakas, įpilam iš pradžių šitą reikalą ir tada ant viršaus kūro. Bam, viskas. Ir mašinytė mums padėkos. Davai, eina pilt kūrą. Tau gal į Mersą įpilt, senė? Galėsim kada nors įpilt. Tave irgi nežinia, kas ten darosi bake. Mokė atidaryt gal? Pakratyk pirmą, kitaip neatsidaro. O, vadinsis. Kiek pilam? Ant 10 užteks? Manau, pilnai. Ne, šiaip reikia minimum, kad būtų 40 litrų. Jeigu pilat šitą priedą Chebra. Ką, gražu? Labai. Gavosi. Emkės taip nevaliai kaip šitos. O iš kur tu matėjai, kaip aš čia valiau? Mačiau, stebėjau.
Hebra, kas planuoja pirkti šitą mašiną, jau galit pradėti rašyti. O mums dar liko šiek tiek smulkmenų su šitą mašiną padirbėti. Tai padarysim ar pakeisim stabdžius, ar pratekinsim. Tada tarpus reikės suvesti priekį, mes dar nesuvedėm iki galo. Kas dar? Cheminį reikia padaryti, nes biški. Cheminį papoliruot. Taip, nupoliruosim, kad blizgėtų kaip saltainis, va. Nu ir viskas, ką? Šitas epizodas eina į pabaigą. Jeigu mes dar spėsim per šitas dienas rast droną, tai po šito pokalbio dar pridėsim gražių vaizdų. Jeigu ne, tai operatoriui galėsit parašyti, kad, nu, kam tu sugadinai šitą epizodą. Nu nieko, ten dronas gal atsigaus. Kuris dronas atsigaus? Viskas, ką, važiuojam į garažą atgal, damušim tas visas smulkmenas ir viskas, ir bus mašina ledova. Kas toliau? O toliau mes jau kipsim į kitus darbus. Pas mus dar F10 stovi, M5, Mersas. Oi, apie Mersą visi rašo, oi, kiek daug žinučių sulaukiu. Nu, aš supratau, kad Mersas įdomu, tai prie jo mes dar grįšim. Viskas. Kol kas iki kito savaitgalio. Bam. Dar ne viskas. Ai, tu pamatot norėjai 0-100? Tikrai taip. Davai iki galo dabaigim šitą tačkį ir tada jau ją pakankinsim. Nes aš jau jaučiu pakaboj kažką mes turim pažiūrėti. Nu, aišku, ir stabdžių nėra, tai ką mes matuosim? Įsibėgėsim, o stabdyti nesigaus labai. Tai davai, damušam ir tada jau padarysim gerų vaizdų ir pamatuosim. Tinka. Pridėsim tą mašiniuką į mūsų... Į ką mūsų? Į mūsų lentelę. Taip, mes turim lentelę, kur mūsų tačkos. Visio, ten pažiūrėsim, kokią vietą užims šitas aparatas. O gal netgi dar sustatysim su F10? Tikrai taip. Palyginsim, motorai tie patysgi? Tie patys, tai pažiūrėsim. Bet jie čipuoti, vienas ir kitas. Kaip sabakos čipuotas. Pažiūrėsim, kuris geriau čipuotas. Taip, pažiūrėsim. Gerai, ką, Hebra, nepamirštam pastatyti like ir follow, jeigu ne followinat, kad žinot, kada naujas epizodas. O dabar čiau.